Sveiki, labai trumpai, bet noriu pabrėžti labai svarbų dalyką. Visiems, kurie domisi sąmonės augimo, procesais, evoliucija, kuriems jau bloga nuo visokių mokytojų ir patiems, jeigu jums bloga nuo kitų mokymų, sako, nusibodo, viskas nebegaliu jau čia. Vieni kalba taip, kiti kalba kitaip, vieni sako, kad Buda, kiti sako, kad Hare Krishna. Nusibodo, nebegaliu. Jūs patys savo nusibodot su savo plavinėjimais, ne? Niekas kitas dėl to nekaltas. Kokia paklausa, tokia ir pasiūla. Aš tik tiesiog noriu pabrėžti esminį dalyką. Kodėl sako, kad dvasiniai dalykai nemokami, o tiek daug reikia mokėti už visokius kursus, už tai, kad tau pasakys kokį nors žodį, lauk Dievo malonės, arba jo, tu tikrai negerai šitą darai, tu pabandyk taip. Tu esi žmogus, kuris yra labai kritiškas. Ta prasme, bet kokį žodį, vien dėl to, kad su kažko pasišnekėti, mokėti didelius pinigus. O žinot, kame esmė? Dvasiniai dalykai ir yra nemokami. Dvasiniai. Jeigu žmogus nuoširdžiai nori Dievo, aukščiausio žinojimo, jis nuolankumo turi, atsidavimo ir visko, dėkingumo už tai, kad aš irgi toks pat visiškas vartotojas, kuris tik vartoja. Kvepuoju, einu, valgau žemės maistą, naudoju kažką. O ką aš duodu žemei, ką aš duodu pasauliui? Ką aš duodu pavyzdžiui? Tai čia nedvasiniai dalykai. Nedvasiniai dalykai yra nagrinėti sliekus savo užpakalį. Nedvasiniai dalykai yra užsikasti po žemę. Nedvasiniai dalykai yra traukti ajavaską. Nedvasiniai dalykai yra mokytis astrologijos. Nedvasiniai dalykai yra norėti, kad kažkas jūsų klozeto klausytųsi. Nedvasiniai dalykai yra norėti, kad kažkas su jumis leistų laiką, toks koks nors fainas, linksmas žmogus. Nedvasiniai. Čia yra materialūs dalykai, dėl to tai turi kainą. Ir žmonės už tai sumoka tūkstančius. Kuo daugiau jūs sumokėt už savo kažkokią investiciją į savo augimą, tuo daugiau jumise yra materialios struktūros. Yra žmonių, kuriems viskas atėjo visiškai nemokamai. Nieko nemokėjo. Tai karmiškai gavo Dievo malonę už tai, kad trokšta aukščiausio žinojimo ir tiesiog dėkoti už tai, kad turiu sveiką kūną. Bet kokios dvasinės paskaitos, kur pasakojama tik apie Dievą ir dvasinio pasaulio lilas, žaidimus, nesvarbu, Jėzų, Budą, apie tai, kas nematoma akim ir kas yra kitur anuose pasauliuose, nėra mokama. Argi mokama yra? Tikrai nemokama. Kiek ten ateina žmonių? 5, 10. Ir kiek žmonių ateina į manifestacijos, į gausos kūrimo, į tai, kaip turėti skaisčią ir gražią odą, kaip mylėti save, kaip gauti nuostabų vyrą, kaip gauti visko ir niekam nieko neduoti. Kokias reikia sumokėti už tai įmokas, už tos kursus. Augink savy gėlę. Netgi reiki mokymai yra mokami, nes tai yra materiali energija. Materiali energija. Kad mes kažką gautumėm gražiausiu būdu, gerai jaustumėmės, turėtumėm sveikatą. Materija. Ir tai viskas yra gerai. Mums šitas kūnas yra reikalingas, kad mes kitas, kas siekia aukštesnio kažkokio dalyko, be kūno nepasieksim. Mes be kūno nenuvažiuosim kažkur, mes be kūno negalėsim sąmonę sugdyti, nes mes turim turėti sveiką kūną. Kūnas yra mūsų šventykla. Visa šita materija gerbiu, ačiū, dėkoju, kad aš galiu čia būti, išvis tiesiog dėkoju. Bet aš turėsiu mokėti už kursą, kuriame moko, kaip turėti sveiką kūną, už kursą, kuriame moko, kaip per astrologiją pažinti ir eiti save. Aš turėsiu mokėti už visą analizę, kurią man darys bet kas, gerai, astrologas, sėdės 2 dienas ir analizuos tavo duomenis.
Aš turėsiu mokėti už konsultaciją, kad prašau padėk man, nu aš suknistai jaučiuosi, ar gali man padėti. Bet tas, kuris turi gerosios karmos, atsidavimo, nuolankumo, jisai kažkodėl nieko nemokės ir jam tiesiog ateis ir padės. Galbūt Dievas žmogaus pavidale. Žmoguje. Tiesiog, kiek yra atvejų, kai sako, aš norėjau nusižudyti, norėjau ten kažkas labai blogai buvo, atsisukau, pasižiūrėjau ir į mane žiūri kupinos nuoširdumo, dieviškumo akis. Tai geroji karma, tai mūsų vidaus atspindys. O kiek yra atvejų, kai niekas nebepadėjo, nes nebetiki, nebepasitikė niekuo ir liko tik tai nušokti nuo šito skardžio. Nušokus nuo šito skardžio prarasim kūną, o sąmonė liks kenčiančiai būsenai, kol neateis laikas, norai, galimybės plėstis. Taigi dvasiniai dalykai nėra mokami, jie niekada nebuvo mokami ir nebus. Nedvasiniai mokymai yra labai stipriai mokami.